nagrinėsim labai rimtą temą. Tai yra savivertės tema. Tie artimi žmonės gali net daugiau įskaudinti tave. Tavo savivertė žlunga ir tu tiesiog jautiesi, aš čia blogai, aš nesu vertas visų draugų, visko. Ką tavo mama tokio stebuklingo daro, kad tu iš tiesų jai viską nori papasakoti? Vėl tu turi kažką meluoti, kad padarai kažkam įspūdį. Ir tiesiog labai toksai, slikstas jausmas. Kur yra ta riba? Kaip iš tiesų išlaikyti mamos ir dukros santykiuose tą ribą, kad būtų daug atvirumo, bet ir lygiai taip pat būtų pagarbos? Va, tu mane supykdai, tai dabar negalėjai pas draugę. Žmonėms mažai rūpi visą tai, kas vyksta aplink juos. Tai labai nustebta. Gal tu turi instrukciją? Labas. Aš Jurga. Upės merginų ir mamų akademijos UMA mama. Ir šiandien, kaip ir kiekvieną kartą, čia su manimi studijoje geriausios Lietuvos paauglystės ekspertės. Pačios paauglės. Šiandien čia Liepa. Sveiki. Ir Urtė. Sveiki. Kad mes su jumis susipažintumėm, aš noriu jums užduoti po vieną klausimą. Ir aš nežinau, koks tas klausimas ištiks. Nes priešais mus ant stalo guli bent 9 klausimai iš 108 klausimų kortelių rinkinio ir trauksi pati? Trauksiu. Trauk. Jei smarkiai susimastytum, pas ką pirmiausia prašytum pagalbos arba patarimo. Kodėl? Žinai, man atrodo, klausimas skamba, jei smarkiai susimautum. Jei smarkiai susimautum, ko prašytum patarimo ar pagalbos? Jeigu susimaučiau, tai pirmas žmogus, kuriuo visą laiką kalbu, tai yra mama. Pas mus būna kiekvieną vakarą toks mažas, nežinau, susitikimas, kur aš viską papasakoju per dieną arba skambinu, bet antras žmogus, jei mama yra nepasiekiama, iškart broliui skambinu. Iš karto. Urte, dabar aš turiu įtarimą, kad klausosi mamos ir jų akis turbūt plečiasi viską, kiekvieną vakarą. Daugmaž kiekvieną vakarą praktiškai. Ką tavo mama tokio stebuklingo daro, kad tu iš tiesų jai viską nori papasakoti? Jinai klauso, jinai išklauso ir tik tada pradeda man patarimus duoti ar ką nors tokio. Nes mes susitarėm, kad kai aš kalbu, jinai paklauso ir tik tada ką nors sako. Nes kai aš pradedu kalbėti ir jinai iš karto įsiterpia, aš jaučiuosi lyg jinai tiesiog mane teisė arba ką nors. Aš tada pradedu bijoti sakyti. Aš tiesiog ateinu, pasakau ir tada jinai man pasako, ką mano. Kaip smalsu, mamos girdit? Gerai, mes turim sekundėlę, mes dabar turim klausimą Liepai. Liepa, trauk klausimą. 3 tavo savybės, kuriomis didžiuojasi, kodėl. Gal viena iš tokių būtų, kad aš kažkaip padarau žmonės, kurie, žinot, to žmonės, kurie nemėgsta to fizinio tiesiog prisilietimo ar kažkas panašaus. Ir aš turiu tokią kaip ir draugę ir draugų šiaip, pavyzdžiui, ją apsikabino draugas ir jinai su juo nekalbėjo kokią savaitę. Ir man kaip ir biškai buvo juokinga, kad jinai pasakė, dėl to nes čia nėra taip įprasta, bet po kelių mėnesių su manim draugavimu žmonės tiesiog pripranta prie to, tokio kaip ir mano prisilietimo, nes aš taip juos pamatau ir aš labai apsidžiaugiu, užšoku ar ten pradedu apsikabinėti. Ir jie tiesiog kažkaip nebeatstumia ir patys prieina prie manęs. Ar gali Liepa tą šiandien apsikabinti, prašau. Ir tiesiog toksai, toks labai geras jausmas, kad tu supranti, kad turi kažką savo apie save gero. Kad tu padedi kažkokią gerą įtaką darai kitiems žmonėms. Tai tas būna labai fainai. Tai čia vienas, o dar 2? Oi. Nežinau. Kol tu pagalvosi, aš klausausi, galvoju, tavo meilės kalba yra prisilietimas. Man atrodo, su kiekvienu žmogum skirtingai. Nes ten su tėvais gali būti vienokia, su partneriu kitokia, su draugais dar kitokia. Aha, gerai. Ar tu mamą apdovanoji apsikabinimais tada? Ar jai netaip pasisekė? Irgi priklauso nuo to, kaip jautiesis. Bet jeigu paprašo, ne visada kaip kerštai, nieko neduodu, sakau, neliesk manęs, bet jeigu matau, kad jai liūdna, aš ją mėgstu apsikabinti, nes aš nenoriu, kad jinai liūdėtų. Tai ką daryti mamoms, kurios jau seniai
nejuto savo dukters apsikabinimo? Kaip joms gauti šitą apkabinimą iš dukros? Parodyti, kad joms tikrai to reikia, o jos nedaro tai tik dėl sarkastiškumo tokio parodyti kitiems, kad jos nori to prisilietimo, parodyti, kad būtent dukros nori prisilietimo, kad rūpi, kad būtent jos jis būtų, kad iš meilės to prašo jinai ir kad paguosti kaip ir į tas. Gerai, tai dar 2 fantastiškos tavo savybės ir įdam toliau. Negalima judėti toliau, prašau. Galima, aišku, kad galima. Prašau. Gerai, tai mes šiandien čia nagrinėsim labai rimtą temą. Labai rimtą temą, tai yra savivertės tema. Tai yra tema, apie kurią kalbant dažnai mamos pradeda ašaroti, nes galvoja, kad jų dukroms trūksta pasitikėjimo savimi. Ir mamos yra pasiruošę širdis išsilupti ir atiduoti, kad tik tai dukros geriau jaustųsi. Ir aš norėjau pasiteirauti jūsų, nes jūs žinot, kaip ten toje paauglystėje yra su savivertė ir su pasitikėjimu savimi. Gal galima susivienodinti žodynus pirmiausia. Ką tau reiškia pasitikėjimas savimi? Kas vyksta tavo galvoje, apie ką tu galvoji, kai aš sakau pasitikėjimas savimi? Manau, kad kai kalbam apie pasitikėjimą savimi, aš iškart pagalvoju apie tokį, kad žinau, ko noriu, bet aš žinau, kad ir kiti žmonės kažko nori ir tu stengiasi. Supranti, kad tu negali būti tiesiog tokie, kur ne ir viskas, tu turi būti tokie, aš pasitikiu savimi, aš žinau, ko aš noriu, bet aš tuo pačiu galiu pristaikyti ir suprasti, ko kiti nori. Labai įdomi tema. Empatija? Manau, kad panašiai. Mes būtinai apie tai dar kalbėsim. O kas tavo galvoje skamba? Ką žmonės apie tave mano, kai kurie tai išreiškia, kai kurie tai pasilieka savo, o kai kurie išreiškia tai geromis emocijomis, kai kurie blogomis. Tai labai priklauso nuo žmonių, kaip jie tai pasako tau, ką apie tave galvoja ir labai priklauso nuo tai, kaip tu tai priemi. Ir labai realiai svarbus dalykas, kaip tu tai priemi. Tas pasitikėjimas savimi dažnai priklauso nuo kitų žmonių, dėl to, nes kaip jie kokią tau įtaką daro, su tuom gali būti traumuotas nuo kažkokio ten, ką žinau, tai gal kažkur nufilmavo įkėlė, kur tu nenorėjai ir kažkas tokio ir tu tiesiog, tuomet labai tavo pasitikėjimas nusileidžia labai žemai, o kai kurie žmonės gali tave kažkaip sakyti, o tu taip ir taip, tau labai sekas tas ir tu iš karto tavo pasitikėjimas pakyla dėl to, nes taip, šitie mylimi mano žmonės man padeda su tais žodžiais ar šiaip. Aš dabar klausausi tavęs, galvoju, o jeigu aš girdžiu, kad žmonės, kurie šiaip tau gyvenime nėra svarbus, gali padaryti įtaką tavo savivertį ir padaryti, kad jinai būtų mažesnė ir kad tu jaustumės prasčiau, o žmonės, kurie yra šalia tavęs ir kurie tave myli, jie gali kilstelti tavo savivertę. Klausimas, ar gali tavo artimi žmonės irgi Žinoma. Gali ir nuleisti labai paprastai, gali pasakyti žodžių, kurių tu tikrai nenori girdėti su artimu. Man atrodo, kad net tie artimi žmonės gali net daugiau įskaudinti tave, negu tie, kurių nepažįsti, nes tu kaip ir, aš nelabai žinau, bet ar dabar būna tų tokių momentų, kada jums labai rūpi, kaip apsirengsit, tiesiog taip labai dėliojatės tos rūbus ir visa kita, bet po kokios savaitės jūs net neprisimena tos dienos ir tiesiog tai kaip ir parodo tą faktą, kad nelabai yra svarbu, ką kiti galvoja ir ką tu darai prie kitų nelabai pažįstamų žmonių, bet dėl to yra svarbiau, ką tavo artimieji mano. Tiesiog ir tu labiau giliau priemi tai. Ar gali būti, kad jie tiesiog žino, kokia tu esi ir žino, kur tavo skausmo mygtukai? Jo, bet kartais būna ir atsitiktumų, kad nepažįstami tokius paspaudžia, netyčia. Ir ką tu tada darai? Asmeniškai aš nelabai kreipiu dėmesio, ką mane mano. Tai tiesiog, jeigu publikai, tai man tiesiog nelabai svarbu. Tiesiog, bet dėl to man asmeniškai svarbiau, ką mano pažįstami apie mane labiau mano. O ką tu manai? Manau, kad svarbu, ką kiti mano, bet yra to pačiu, kad negalima nusileisti jų nuomoniai. Nes tada iškart tavo savivertė žlunga ir tu tiesiog jautiesi, aš čia blogai, aš nesu vertas visų draugų, visko. Ir tu tiesiog toks, o jeigu jie pagalvos tą, ir tu paskui tave
gal ir tavo draugai buvo, ir tada jie tiesiog pagalvoja, o jeigu jie taip pagalvos, ir tada nebenorės su manim draugauti, ir va, čia tokia yra. O jie taip ir pagalvoja? Nemanau, bet visą laiką galvoji, visą laiką tas balsas gale galvos, jie nebenorės su tam draugauti, jie nebenorės to daryti, jie nebenorės to daryti. Ir tiesiog toks, o jeigu, ir viskas. O Dieve, kaip įdomu. Ką dar tas balsas sako? Net esu dabar susidomėjus tavais. Tas balsas yra visą laiką ir jis kartoja, tave nori, kad tu tiesiog pasijustum žemai, tiesiog bijotum pasielgti kitaip, pasielgti ne taip kaip visi, arba kas nors tokio, kur bijai tave, kad paliks, arba bijai, kad tėvai nebenorės su tavim bendrauti, bijai, kad brolis galvos kažką kito ir tiesiog toks sėdi ir toks, o jeigu, ir tada tas balsas gali toks, nedaryk to, nedaryk ano, nedaryk trečio, kad nebūtų to, kas gali įvykti, nors greičiausiai neįvyks. Ar tu kalbėjai apie vidinį kritiką? Taip. Taip. Esi girdėjus apie vidinį kritiką? Turi tokį? Aš jį labiau užstūmus esu už savęs. Stūmus. Taip. Ir dažnai jis ten ir lieka. Stengiuosi jo neįsileisti, man kaip ir reikėtų įsileisti karts nuo karto, bet kada įsileidžiu, jis viską kaip ir, jis per daug viską įsako. Ir tuomet tu tiesiog lieki toks susisklendęs ir kokią savaitę tiesiog nieko nebenori daryti, kas kažkaip ar pagerintų tave, ar kažkaip tiesiog. Aš girdžiu, kad tu žinai, kada pas tave bando ateiti tavo vidinis kritikas. Dabar nepasakysiu, kuriom dienom ar kaip, bet tiesiog, kada būna tokias tavo labai žemas, tos žemos dienos tokios, ir jis tiesiog kažkaip atrodo jam lengviau, dėl to nes atrodo tos durys suminkštėja, tas tiesiog atrodo tos durų medės kažkoks vandeniu apipiltas, jis toks visas skystas ir tiesiog labai lengvai įeit tuomet, kaip ir realiai. Geras. O tu, ką tu su juo darai? Aš suprantu, kad jis už parankės vaikštos su jam kiekvieną dieną. Ne, aš stengiuosi jį įveikti, todėl visą laiką, kai mes buvom kur nors su draugiam viešumoje ir aš noriu jį įveikti, kad nesijaučiu tokia, jeigu aš visą laiką bandau ką nors naujo, ką nors, dabar visai nesnai buvom išėjusi su draugiam ir mes žaidėm tiesą drąsą ir aš įsitraukiau drąsą nueiku ir ten papozuok prie tokio žaislinio arklio, yra toks didelis arklys ir aš tiesiog priėjau ir man nerūpėjo, ką apie mane kitą galvos, aš ten ir buvau po juo ir ten prie jo stovėjau, tiesiog nebijojau, tiesiog jį bandau įveikti, bet jis yra dažnai su manim. Jeigu tu žinotum, kaip iš tiesų žmonėms mažai rūpi visą tai, kas vyksta aplink juos, tai labai nustebtum. Labai nustebtum. Nes mes šiaip esame egocentriški. Mums labiausiai rūpi, kas vyksta štai čia, aplink mus. Bet mane tas ir erzina, kad žmonių ego yra žiūri didelė. Ir tas toksai, žinote, tokia kaip ir, čia toks labiau trendas kaip ir, bet tas yra toks main character dalykas. Ir aš labai norėčiau, kad būtų tokie žmonės, kad aš nežinau, ar jie egzistuoja, bet aš labai norėčiau, kad tas žmogus negalvotų, kad jis yra tas toksai. Dėl to, nes kiekvienas žmogus mano, kad jis yra tas pagrindinis, į kurį visi žiūri. Aš norėčiau, kad kažkoks tas žmogus kitas galvotų, kad kitas žmogus yra pagrindinis, kad jis ne tai, kad suteiktų visą gyvenimą tam garbintų ar kažkas tokio, tą kitą žmogų, bet tai, kad tiesiog nuoširdžiai jį mylėtų, ant tiek, kad tiesiog jis būtų tas pagrindinis. Čia turbūt labai su meilė susiję, bet mane labai erzina tas faktas, kad tiesiog žmonės yra tokie, jų ego yra tokia didelė. Tipo, kad jiems nelabai rūpi kiti dažnai būna. Aš iš tikrųjų pažįstu porą žmonių, kurie mano, kad jie nėra pagrindiniai veikėjai. Ir aš visą laiką maniau, kad mano geriausia draugė yra pagrindinis veikėjas, nes jinai tokia laiminga, linksma, visą laiką su visais. Ir tokia, jinai tas pagrindinis veikėjas esu istorijoje. Ar tau būna taip, kad tu tiesiog, aš žinau, kalbi su savim, čia toks biškykystas dalykas, bet tai būna, kad kalbat ir tiesiog, ir aš visada pasirenku kažkokį žmogų, tiesiog kitą žmogų, arba būna save pasirinku, kad aš su savim kalbu. Dėl to arba ten rodau žmonėms, ką aš veikiu, bet ar būna taip, kad tu rodai žmonėms, ką kitas veikia. Tiesiog, kad tu tiesiog
visada pasakoji apie jį, ką jis vakar veikia, ką jis mėgsta, ne tai, ką tu mėgsti. Ten, pavyzdžiui, tas paklausė, ten susipažįsti su nauju žmogum ir tu tiesiog kalbi su juo ir aišku, jam įdomu, ką tu darai. Nes tuo momentu tu esi jo kaip ir tas pagrindinis žmogus, kada susipažįsti su nauju žmogum. Kai susipažinu su nauju žmogumi, tada taip, save pristatau, bet kai būna su tais žmonėmis, kurių pažįstu keletą metų, ten yra daug draugų, kuriuos pažįstu nuo darželio, taisais, tai būna kalbi apie visus. Ir aš dažnai kalbu, ką mano draugės veikia vakar, ką aš su jomis veikiau. Tiesiog toks, kad, tu apie save kalbi ir kai aš kalbu labai daug apie save, aš pasijaučiu, kad aš labai nedraugiška, aš iškart nutylu, stengiuosi, kad jie greičiau įtraukti juos į pokalbį, nes taip tiesiog nejauku pasidaro, kai tu kalbi apie save ir tu toks, kodėl aš taip darau, juk čia irgi žmogus pokalbį, ir tu iškart bandai įtraukti jį į pokalbį, bet taip, aš kalbu ir apie save, bet yra draugų, kur dabar visą laiką ištisai su dėjais pokalbėse, tai taip aš su jais kalbu ir apie kitus žmonės, ką jie veikia, bet tai ne tai yra, kad gossipas, ten tiesiog, kad mano draugė vakar buvo parduotuvėje, jinai man ten rodė nuotraukas, ir tiesiog kažkas Aš myliu tokius žmonės, kurie tiesiog įtraukia visus, dėl to, nes turėjau tokių momentų, kada visada būni toks iš šalies, visiškai tiesiog, ne tai, kad nepriimtas, pažįsti visus, bet to pačiu niekas tas nežino. Ir toks labai nuo šaly realiai lieki, bet kada žmonės tave priima ir specialiai bando tave kažkaip pajudinti, kad tu ateik, tai būna tuomet labai gerai, toks mylimas jautiesis. Taip, aš žinau tą dalyką ir aš dažnai stengiuosi ten, aš bandau būti pokalbį, bet jeigu manęs nereikia, aš nebūsiu ir aš dažnai būnu ta tokia, kur įtraukia žmonės. Aš labai mėgstu kur grupės ir aš labai nemėgstu, kai jas išyra. Ir aš tokias bandau sulaikyti ir pas mus yra tokia draugų didelė grupė, kur ir berniukai, ir mergaitės visi, ir ten yra mano tokia draugė Liepa, tai žiūrit, nemanau, kad žiūri, labas. Liepa. Tai aš visą laiką stengiuosi ją įtraukti, bet jinai yra tas toks žmogus, kur jinai nemėgsta labai daug įtraukti. Tiesiog ją stengiasi prijungti pokalbį, bet jeigu tu matai, kad jie nenori, jinai neturi nuotaikos tam, tu tiesiog būna toks viskas gerai, jeigu pasako taip, tikrai viskas gerai ir jinai tiesiog nori ten pasėdėti šalia, tiesiog paklausyti, būti ta tokia, kur aš klausau, bet aš nenoriu įsijungti pusių pokalbį, nes aš neturiu apie ką kalbėti. Tiesiog tada nelendi prie jos. Čia tuomet tiesiog nuo žmogaus priklauso introvertas ar ekstravertas. Merginos, aš turiu klausimą. Ir žinau mamą ir žinau dar tūkstančius mamų, kurios galvoja panašiai. Kartais taip nutinka, kad dukra ilgai buvusi tyli, rami, nieko daug nesakanti, neprieštaraujanti, pradeda kalbėti su mama labai labai atvirai. Ji kažkur išgirsta frazę, kad atvirumas yra geriausias dalykas pasaulyje ir pradeda savo atvirumą, taip, naudoti tiesiai į kaktą. Sakyti dalykus, kurie skaudina mamą arba tėtį, skaudina aplinkinius žmonės ir kai gauna dėl to pastabą, tada sako, tu ką, norėtum, kad aš tau meluočiau? Ar tu norėtum, kad aš tau sakyčiau kitaip, negu aš jaučiuosi? Ką jūs galit patarti mamoms tokiu atveju? Nes iš vienos pusės, aš suprantu, yra didelė dovana, kai dukra pagaliau pradeda sakyti taip, kaip jaučiasi iš tiesų. Iš kitos pusės, girdėti skaudžius dalykus, man tai kvepia tokia truputėlį manipuliacija. Kaip čia yra iš jūsų pozicijos? Aš gal labiau duočiau patarimą tai dukrai, ne mamai. Aš turėjau tokią draugę, kuri tiesiog man kaip ir visada sakydavo tos tokius, kaip ir man nelabai patinkančius dalykus, tipo, aš suprantu, kad tau gal nepatinka, bet tu matai mane laimingą su tuom. Ir aš manau, kad jinai turėtų tai priimti, kad jeigu žmogui tai patinka ir jinai tai mato aiškiai, kad jis su tuo laimingas ir gal jam didelės naudos tas net neša. Pavyzdžiui, tas pats su padėjimu žmogum, tipo, aš galiu padėti kažkokiam narkomanui ir kai kuriems tai bus šlykštus dalykas, bet, pavyzdžiui, aš stojame su laiminga, nes aš padedu kažkam. Tai tiesiog
čia jinai turėtų priimti tą faktą, kad žmonės su kai kuriais dalykais yra laimingi, nors jinai su kai kuriais dalykais nėra laiminga. O mamai tai tiesiog, aš džiaugčiausi, jeigu būčiau ta mama, jeigu tiesiog dukra prabiltų taip iš niekur nieko. Nes taip, mamos džiaugiasi, tik kartais tas džiaugsmas atmieštas ir Jo. skausmėliu geru. Na, aš manau, kad iš tikrųjų, jeigu jau dukra pradėjo kalbėti, tai pabandyk pasisodinti ir pasakyti, kad aš, nesijaučiu gerai, kai tu tokius man kritiškus dalykus, tu gali kartais man ten, bet draugiškai, o ne skausmingai, kaip, nežinau, peilis į nugarą. Tiesiog kaip nors labai draugiškai, kad nebūtų, kad man nepatinka ir tu negražiai dabar atrodai ir kodėl tu taip dabar ir tiesiog tada skausminga. Ir iš tikrųjų yra žmonių tokių, kuri tiesiog, kad ir ką darytum, tai tada kad jie tiesiog nieko nedarys, jie vis tiek toliau tave taip kritikuos, bet aš iš tikrųjų manau, kad mamos turėtų pasisodinti ir pasakyti, ką mano apie tai. Tu kalbė apie ribos nubrėžimą? Taip. Labai įdomu, kad paminėjai peilį į nugarą, nes mes kaip tik irgi aptarinėjome šitą temą tarpusėje su kolegėmis ir viena sako, bet taigi jėga, mergina pagaliau sako taip, kaip galvoja. O aš sakau, bet jeigu peilis į nugarą, taigi irgi tarsi galvoju, kad reikia įsmeigti tau peilį į nugarą, ir įsmeigiau ir ką? Ne, ten truputėlį kraujas bėga, šiek tiek skauda, baisu ištraukti. Kur yra ta riba? Kaip iš tiesų išlaikyti mamos ir dukros santykiuose tą ribą, kad būtų daug atvirumo, bet ir lygiai taip pat būtų pagarbos? Viens kitą gerbti. Tiesiog, nes būna tokių santykių, kada gerbė tik viena. Arba kada viena gerbė, kita nebegerbė. Ir kada ta kita gerbė, ta kita nebegerbė. Gaunasi labai užburtas ratas, aš labai nemėgstu, nes jis tiesiog nebepasibaigia dažnai ir labai sunku jas tiesiog padaryti tiesią liniją einančią vis tolyn, o čia tiesiog eini tame pačiame taške. Aš manau, kad, kaip visi sako, pokalbiai yra svarbu. Tai visai, kai yra svarbiausia susitarti, kad ten mes kalbamės, aš džiaugiuosi, kad atvira, bet kad tiesiog stengis tokių dalykų nesakyti, o, pavyzdžiui, dukra sako, kad prašau išklausyk manęs, kad tiesiog būtų toks, kai mes kalbamės, kai mes bendraujam, kad būtų tiesiog dvipusis bendravimas, bet abi žinotų, ko nedaryti, kad nebūtų skausminga ar sunku kitam žmogui. Ir tiesiog bendrauti, kalbėtis, bet tiesiog stengtis turėti tokį, aš žinau, kad tau nepatinka ir aš stengiuosi tau to neįkišti į veidą tiesiog, kad tiesiog, ir tiesiog stengtis, kad matyt, bet jeigu tu matai, kad ten jau labai ten kažkas yra, tiesiog tu pasakai, tu iškart gali įsikišti. Tiesiog stengtis nekištų dalykų, kurie nemalonu, bet jeigu yra kažkas labai, tiesiog, nežinau kaip pasakyti, raudona, tai jau tada iškart geriau nedaryk taip, arba tiesiog. Gerai, aš norėčiau susigrąžinti jūs prie temos. Kiek mama gali daryti įtakos jaunos merginos savivertei? Baisiai daug, baisiai. Baisiai daug? Baisiai, nes tiesiog visi, ne visi, bet dauguma žmonių labai sako, kad ten tėvai neturi įtakos, turi, bet tik tai su tuo kažkokiu ten labai mažai. Bet aš kartais pasižiūriu į save ir į savo mamą ir aš pamatau, kiek dalykų yra lygiai tokių pačių, kur aš turiu ir jinai turi, tiesiog mes juos panaudojam skirtingose situacijose. Tai man atrodo, čia tas pats ir su saviverte. Tik negaliu pasakyti kažkokiu atveju, bet realiai aš ir mama lygiai tas pats žmogus, kuris naudoja tos pačius metodus kalbėti su kitais, tiesiog skirtingose situacijose. Tai man atrodo daug. Aš tau pritariu taip labai daug, nes bent jau aš pastebiu, tai aš į savo mamą labai panaši ir labai panašiai elgiuosi ir dažnai panašiai rengiuosi net. Ir labai daug įtakos daro mama ir po elgesio, ir jausmuose, ir kaip namie jautiesi, ten, kaip tu tiesiog vystaisi visą laiką, mama tau tiesia kelią, tai aš manau, kad labai daug įtakos duoda. Gerai, aš suprantu, kad dabar klausimas yra ne apie jūs ir ne apie jūsų mamas.
Bet žinau, kad draugiams kartais tai būna. Ką tokio turi pasakyti arba padaryti suaugęs žmogus, artimas suaugęs žmogus, kad paauglė užsikniauptų, užsidarytų savyje ir ilgą laiką nenorėtų nieko daryti, stengtis, rūpintis kitais. Čia būtent apie mamas? Ar apie, Tai, ką tu girdėjai, tikrai ne apie savo mamą, gerai? Man atrodo, irgi labai priklauso nuo dukros, dėl to, nes yra ta besąlygiška meilė ir realiai dar pamiršau paminėti, kad mamos yra tos, turbūt tas vienintelis žmogus, kuriam aš tikiu, kad jis tikrai žiūri kaip į savo vaikus ar į dukrą, kaip į tą pagrindinį veikėją realiai. Ir su ta besąlygiška meilė, ir man atrodo, dukros ją irgi turi, dažnai mamoms, ir kartais būna, kad ir ką tu pasakytum, kad ir ką padarytų kažkam tau, tu po kiek laiko ją atleisi. Tu prisiminsi tai, bet tu vis tiek atleisi. Bet čia irgi labai nuo žmogaus priklauso, aš nežinau ką. Bet ta besąlygiška meilė labai viską prastumė tiesiog. Aš labai mėgstu stebėti žmonės, kaip jie elgiasi prie kitų, ką jie veikia, tiesiog toks stebėjimas, kad žinotum, kaip jaučias. Ir aš pastebiu, kad mano draugės iš tikrųjų labai dažnai, ne tai, kad griūna, bet labai jų greitai savivertė nugriūna mokykloje iš tikrųjų, su mokytojom. Ir yra kitų draugių, kur mamos ir tėvai iš tikrųjų nugriauna jų savivertę, nes jie tiesiog nenori su kiais kalbėti, pradeda dėl visko kaltinti, nors jie gal jos nieko nedarė. Arba pradeda riboti jų ten veiklas, nebenori, nedaryk to, negali daryti to, negali nuotarė, va dėl to dabar negalėsi eiti ten, ir kad tu mane dabar supykdai, tu nebegalėjai pas draugę. Ir tiesiog toks, taip yra kartais sveika, duot pamokslą, bet ne tai, kad tu tiesiog visą laiką kartoji, kad kodėl tu taip darai, tu bloga, tiesiog. Nes aš labai turiu daug draugių, kurių mamos tiesiog, tu mane supykdai, tai dabar negalėjai pas draugę. Arba į gimtadienį negalėjai, tiesiog tokia, bet taip, arba tėvų, kad nebendrauja ir visą laiką kaltina dėl visko, arba mokykla, nes mokytojas labai greit nugriauna vaikus. Aš nesakau, kad visus blogos, bet jos kai mokslus duoda ir tada, ką nors padarai, negero, ir jos iškart turi tą tokį savo žvilgsnį, kuris tiesiog iškart taip, man baisu darosi ir aš nenoriu daugiau kalbėti. Geras, tai užtenka žvilgsnio. Čia pasiekmes, man atrodo, bet tėvai vadina jas pasiekmes, bet man atrodo tiesiog tai yra realios bausmės. Tai, nes pasiekmes yra tuomet, kada kažkas taip yra daug žingsnių ir per tuos žingsnius kažkas blogo atsitinka, tiesiog eina link tos pasiekmės, o bausmė yra tuomet, kada žmogus tiesiog tai sugalvoja, dėl to nes tu kažką padarėjai. Jeigu mes, pavyzdžiui, ten į kalėjimą, kada dedat, gal tai ir yra pasiekmė, turbūt dėl to, nes tiesiog jis kažką nužudė ir dėl to jo pasiekmė yra ten iki gyvos galvos būti. Bet tuo pačiu yra tai labiau bausmė negu pasiekmė, apie ką tu kalbi, kad ten pas draugę neleisiu eiti. Taip, nes dažniausiai, pavyzdžiui, nesusitarė, kad aš norėjau apsirengti šitą ir tada tu negali šito rengtis, nes tau negali tiesiog. Ir tada tu tiesiog pradedi ginčytis ir tada supyksta abi pusės ir iš karto būna, nebegali, nes sugadinai man nuotaiką. Čia bausmė, iš tikrųjų, taip, tu teisi. Jo, ir tiesiog tėvai visada turi tokį, kaip ir tu jiems negali neleisti kažko dėl to, nes jie tave įskaudino, kad ir kaip blogai, tu jiems negali kažko uždrausti, jie gali. Realiai, kaip ir, dažnai vaikai labai užsisklendžia savyje dėl to, nes jie žino, kad jeigu jie tai pasakys, jie nebegaus to. Jie žino, kad jie negali būti atviri su mama, dėl to, nes jie žino, kad jie kažką praras, jeigu jie duos atvirumą, jeigu jie sakys tiesą, dėl to daug vaikų pasirenka meluoti. Bet pasižiūrėkit, ką aš girdžiu. Aš girdžiu, kad kartais mamos renkasi nesakyti tiesos arba nesaugoti, neapsaugoti savo vaiko nuo kažkokio tai veiksmo, nes bijo, kad dukra sakys, bet mama, tada tu bloga esi ir tu man neleidi, ar ne? O dukros vėlgi renkasi meluoti, nes bijo, kad tėvai supyks.
ir vieni kitiem meluoja tam, kad nesupyktų. Kas čia, išpainiokit mane, prašau. Čia yra tas toks amžinas ratas, nes tiesiog tu bijai to dalyko, tokios pripažinimo kažkokio, kur tiesiog, kad va, tu tai padarėjai. Ir tas toks stengiasi, nu, bet aš taip nenoriu daryti, nenoriu, kad taip atsitiktų. Ir tada iškart toks, aš pameluosiu, bet čia bus baltas melas, nors tas baltas melas visiškai ne baltas. Ir tada toks, taip, ir tada tėvai tą patį daro, nes jie bijo tokio vaikų supykimą. Aš tą mikrofoną trankau. Ištisai. Tiesiog vaikai ir tėvai vieni kitiem meluoja, nes jie bijo kažko, ko gali būti, kad neatsitiks. Bet arba atsitiks, arba neatsitiks ir niekas nežino, kaip bus. Bet tiesiog meluoju, nes aš nenoriu, kad man sakytų kažko. Gerai. Jeigu paauglė, nesakysiu tu, nes tu jau taip tikrai nedarai, garantuoju, ne? Bet jeigu paauglė meluoja tėvams, norėdama jų akise atrodyti geriau, ar tai, kokią tai įtaką daro jo savivertei? Ar jinai jaučiasi geresnė, kai yra geresnė melo sąskaita? Oi, ne. Tikrai ne. Tuo momentu, kada meluoja, taip. Taip, tuo bet paskui visiškai Bet paskui jau tu tiesiog gailiesi iš to. Būna pameluoju ir tiesiog, bet tu pameluoji, žinai, tas patologiniai melagiai. Taip, žinau, Ir- buvau tokia. Jo, galiu. Ir aš tiesiog kaip ir kartais labai nekenčiu to savo tokio įpročio, tu tiesiog pameluoji, tik dėl to, kad būt geresnė kažkieno išvaizdoj. Ir tuo momentu tu kaip ir, tuo momentu tau patinka dėl to, nes tuo momentu tu matai, kad tu jas kažkaip padarė jiems įspūdį. Bet paskui tu tiesiog toksai žiūri į save ir toks galvoji, aš tiesiog toks šlykštus net jautiesis, kad tipo, kodėl tu turi kažką meluot, kad padarai kažkam įspūdį. Ir tiesiog labai toksai, šlykštus jausmas. Aš noriu paprašyti jūsų, kurie žiūrite šitą laidą, prenumeruokit ir dalinkitės. Todėl, kad tai, ką sako šitas merginos, turi išgirsti kiekviena mama. Kiekviena mama, kurios namuose auga paauglė dukra. Beprotiškai svarbu. Ir merginas, labai jums ačiū, kad jūs šiandieną su manim taip atvirai dalinote savo mintimis. Ir aš prašysiu jūsų dabar į kamerą. Po instrukciją visoms mamoms. Tai aš dabar instrukcijos, nežinau, čia nėra labai tikslių instrukcijų, kiekvienai dukrai, kiekvienai mamai skirtingai. Aš manau, kad labai svarbu yra komunikuoti ir svarbu užsibrėžti ribas, nes taip yra, nes jeigu skaudina viena kitą jausmus ir tiesiog tu neturi ribų ir tu tiesiog skaudini viena kitą jausmus, nieko nepasieksit iš šito bendravimo. Bus labai tuščias ir nevertingas bendravimas, tiesiog, kad, taip, mes kaip kalbėjom, ką tik melas bus pusę laiko. Ir tiesiog svarbiausia yra turėti ribas ir stengtis gali kritikuoti, bet reikia švelniai ir pasiūlyti alternatyvas arba, nežinau, kaip nors pasakyti, kad tai nėra geras dalykas, ką tu padarėjai, arba tiesiog leistis į pokalbius ir turėti ribas ir tiesiog turėti gerą komunikaciją. Tai kaip mama gali užauginti tavo savivertę, kaip ji gali padėti tau kiekvieną dieną jaustis labai gerai? Leisti kalbėti ir nebūti ta mama, kur aš nesi labai laiminga ir aš dėl to, kad tu tai pasielgiai, dabar tau yra bauda. Tiesiog duota tokį, taip, baudos yra sveikas dalykas kartais, bet jeigu ta bauda yra tiesiog tokia, man dėl to, kad tu dabar nenorėjai šito megztinio arba šitos maikės mautis, tai nėra gera bauda. Tiesiog turėti gerą, tvirtą leidimą dukrai pasakyti, ką jinai mano. Ir nebūti ta tokia, kur pagaus ir nepaleis. Ačiū labai. Turi instrukciją? Galit pakartot klausimą. Aš buvau biškai išskridus. Viskas gerai, labai gerai, kad skraidai. Dabar tave girdi visos Lietuvos mamos, visos paauglių mamos. Gal galėjom duoti kokią nors instrukciją, kaip užauginti savo dukroms sparnus? Palikti ją ramybėj, kada jai to reikia, bet tu pačiu besąlygiškai mylėtų. Besąlygiškai. Bet uždaryti duris, kada reikia.
tiesiog, netimti kambario durų. Jo. Tai viskas turbūt, bet instrukcijos tai neturiu. Fantastiška instrukcija. Tai, mielos mamos, mylėkit besąlygiškai, netimkit durų ir auginkit savo dukroms sparnus. Mes su jumis pasimatysim po 2 savaičių. Ir čia vėl su manimi bus geriausios Lietuvos paauglystės ekspertės, mūsų paauglės. Ačiū ir iki. Gal tu turi instrukciją, kaip man